čia ir dabar, aš norėčiau, kad jūs pajustumėt visos dabar būtent. Ir dabar, va šį momentą, kad mes esam čia ir dabar, tai reiškia, ką mes galim dabar padaryti, yra visos pajusti bent jau savo kūną. Mes net kūną nejaučiam būna per tą sumaištį, per tą chaosą. Toks jausmas, kad jisai toksai, kaip pasakyti, duotybė tokia, bet mes jį pamirštam labai dažnai. Tik tiek prisimenam, kad kai reikia aprengti, padažyti, išeiti. Viskas. O daugiau viskas yra galvoj, gyvenam galvoj. Tai reiškia, va dabar bent jau pajuskit, kaip įkvėpėt, kaip iškvėpėt. Labai, labai gera. Kas nors medituojat? Meditacijom užsiima? Tai va kvėpavimas, kaip yra svarbu, žinot, ar ne? Kaip svarbu yra nukreipti dėmesį į kvėpavimą, nes tai yra labai tas natūralus būtent buvimas čia ir dabar, nes jis visada yra ir jis yra automatinis. Ir kada jūs nukreipiat dėmesį į kvėpavimą, tuomet protas aprimsta ir jums leidžia kažkiek laiko pabūti čia ir dabar. Ir, pavyzdžiui, jeigu nukreipiat dėmesį, tai jisai pradeda, ta prasme, justi tą kvėpavimą. Įkvėpi, iškvėpi, jis tada turi darbą protas. Ir tada jūs galite būti čia. O šiaip teisingai sakėt, kad reikia veiksme irgi būti čia, reiškia, ką aš darau. Tai, pavyzdžiui, aš plaunu rankas, aš jaučiu, kad plaunu rankas, aš galiu užuosti muilą, aš po to jaučiu rankšluostį, aš atsisėdu vairuoti lygiai taip pat, irgi paimu vairą, pavyzdžiui, arba sėdynę paglostu, ne? Pajaučiu. Mes šitą nedarom įprastai, tiesiog, pavyzdžiui, atsėdami mašiną, ar tarkim, mašina, kaip pavyzdys. Ir mes jau esam darbe, tarkim, ryte įsėdai mašiną, ten staigiai ten ar kokius vaikus išmėtai, ir jau tu galvoji, spėsiu, nespėsiu, o čia kamštis, o čia pradedi nervuotis, ir tavęs nėra čia, ir kitu esi kažkur. Tai šiaip teoriškai žmogus, kuris vairuoja budriai, jis negali padaryti avarijos pats. Nes jis yra eismo dalyvis budrus, jis čia yra dabar, jis vairuoja. Aišku, į jį tai gali važiuoti, bet jis jau mažai yra tikimybė, kad jis padarys, nes dažniausiai yra padaromos avarijos, kai dėmesys yra nukreipiamas kažkur kitur, tarkim į navigaciją. Ir jau tu nebematai, kas vyksta aplinkui. Tai va, tas momentas būti čia ir dabar, tai yra, žinokit, pats pagrindinis. Praktiškai paskaitą galim baigti. Jeigu jūs būsit čia ir dabar, jūs visada jausitės gerai. Nes būtent tas bėgiojimas nuo praeities iki ateities ir atgal, tas lakstymas sukelia mums įtampą. Tai reiškia, mes pačios savo susikeliam įtampą, čia aišku ne kas kitas. Aš man atrodo, dar toliau šnekėsiu apie tai, tada daugiau galim toliau šnekėti. Kas gali pasakyti, kad esat laimingos? Neblogai. Neblogai. Neblogai, man patinka, moteris sako, kai kada? Kai kada laiminga, kai kada ne. Tai realiai laimingomis galima būti visada. Galime jaustis ir tik tai nuo mūsų tai ir priklauso. Dažnai mums atrodo, kad tai priklauso nuo aplinkybių kažkokių tai. Jeigu ten kažkur gerai, kaip mano draugė sako, jeigu mano vyras būtų kitoks, tada man būtų gerai. Sakau, čia sąlyga yra susijusi su vyru. Ir reiškia, jeigu jisai nepasikeis, tai jinai laiminga nebus niekada. Tokiam stiliui. Kas man patiko va šitam piešinėlį? Kokią jūs moterį mato čia? Kaip jūs matote? Aha, panaši tikrai. Ką dar mato čia? Kokia jūsų nuomonė yra? Labą dieną. Angela, aš tokia ramė, atsipalaidavusi. Kad esu savim tokia. Prašom, kur yra... Kas dar ką matot šitam paveiksliukę? Mes aptarinėjom šitą paveiksliuką. Ką matom čia? Kokią moterį matom? Apie ką jinai galvoja? Kas jinai tokia? Kokia jinai graži. Jinai pati savo galvoja, kokia jinai graži. Taip, stovėsena labai moteriška, labai seksuali. Taip. Man žinot, kodėl nepatinka? Dar kėdų mums atneša, ne? Gerai, ačiū. Fine. Gal tada arba antrą įvėsit? Pasitėlios. Man jinai čia tokia būtent, kad atsipalaidavusi ir nors atrodo tas miestas toksai
liktai po lietaus, ar netgi lietus, kažkokia dulksna tokia, atrodo vakaras, kaip ir žmonių nėra, ne? Taip kažkaip. Gal ir būtų nejauku, bet jinai, jai su savimi yra gera. Jai nesvarbu, toks jausmas, kad jai nesvarbu, kas vyksta aplinkui. Nesvarbu, kas vyktų. O kaip reikia atrasti tai? Tai pirmiausia, tai reikia atsiriboti, ką mes pradėjome apie protą kalbėti, atsiriboti nuo tų minčių, kurios veda į praeitį arba į ateitį. Nes tik jos ir yra tai, kas mus kankina. Tai, kas realiai kankina. Kančia yra ne vien tik tai, gal vien tik tai. Aš kaip galvoju dabar apie mąstymo galvojimą, tai vien tik tai. Nes net ir norai ir svajonės galų gale yra kančia. Energijos eikvojimas. Gal ir taip, nes mes sutikėme energiją savo mintim, tai nesvarbu kokiom. Ar tai bus praeitis, ar tai bus ateitis. Mes netenkam energijos ir būna taip, kad atrodo, nieko nedariau, bet pavargau. Pavargau nuo intensyvaus galvojimo, nuo mąstymo ir netgi fiziškai tada pavargstam, nebeturim energijos niekam. Jeigu būsim čia ir dabar, vis grąžint save tą, ką aš darau, ką aš veikiu, tai tada tau bus ir energijos, visko bus. Nes protas nelabai supranta čia ir dabar. Jisai būtent tuo momentu kažkaip sutrinka. Kaip tu čia? Ir kas bandėt, pavyzdžiui, pasėdėti be minčių, kada nors esat kas nors bandėt. Ir atrodo, sukoncentruoji, pavyzdžiui, į kvėpavimą. Aš pati stebiu irgi tą mąstymo procesą, kaip jisai vyksta. Tai labai greitai ateina vėl ir aš pagaunu save, kad aš vėl esu kažkur kitur, aš kalbuosi su kažkuo. Jo, bet tu iš pradžių, kai prasidedi, kai pradedi viską daryti, tu tada koncentruojasi į tą kvėpavimą, tarkim, kai tu daugiau pažengi, tu tada patenki tokią, erdvę, tu tada apie nieką nekalbi, toks momentas, bet tai irgi ne visą laiką pasiseka tą koncentraciją. Ir ten labai fain yra, ne? Iš ten nori išeiti, ne? Tai realiai kaip jie vadina, čia yra tikrasis aš, kad tu esi tame? Jo, arba tikrajam, arba savo viduje, savyje, arba kaip ir visatos, be prasme, kaip vienis su visata. Kas nemeditavo, kas to nedarė, tai turbūt čia skamba kosmosas. Kosmosas, ne? Ne? Ja. Jūs nesistebėkit, aš turbūt čia taip šnekėsiu, nes aš irgi taip jaučiu. Aš tą žinau, bet čia reikia prieiti prie šito. Čia visai yra nenuostabu, kad gali skambėti keistai, nes mes esam taip negyvenę, mus mokino kitaip, mus mokino, tarkim, ateitimi irgi savo pasirūpinti, dėl to mes nuolat nerimaujam, nes mus taip mokino mūsų tėvai. Tai čia nieko blogo, čia viskas yra tvarkoje ir tai, kas vyksta pasaulyje, taip ir turi vykti, reiškia lygiai taip. Ir tame viskas tvarkoj, bet galima eiti giliau ir tada yra atrandama ta vidinė laimė ir laisvė. Būtent tada. Čia reikia gilintis, eiti kokiais metodais. Kai kas sako, kad iš vis nereikia jokių metodų. Galima tiesiog atkreipti dėmesį į save, į savo mintis, į tai, kas mąsto. Ir tada tu pamatysi, kad yra tai, kas mąsto, yra tai, kas stebi tą mąstymą. Tada tu suprasi, kad esi ne tas, kas mąsto. Aišku, čia mūsų ne šiandieninė tema yra, bet turbūt, kadangi aš kalbu neišmokusi teksto, kas ateina, tai tiesiog gal ir bus kažkokių nesuprantamų dalykų. Bet pasistengit jų neatmesti. Pasakykit protui. Pabūk dabar ramus. O gal taip yra? O gal tai tiesa? Nes jis iškart gali sakyti, kokios čia nesąmonė. Kur aš čia papuoliau? Įsekti kokią nors. Netgi taip gali būti. Nes protas jisai stengiasi apsisaugoti ir apsaugoti kūną, kad nieko jums nenutiktų. Ir dažniausiai tam, kad nenutiktų, jis sako, nerizikuok, neklausyk, taip nėra. Lik ten, kur esi. O aš jau, kaip ir sakau, jums eiti kažkur tai, ar ne? O protas sakys, lik čia, kur esi, čiagi viskas gerai, ko tu čia nori. Tai netgi aš tikiu. Kaip manot, kodėl ieškom antros pusės? Kodėl mums tai reikalinga yra?
juk yra taip, kad moteris ieško vyro, nu, kada yra jau, ta prasme, amžius, o vyras ieško moters. Kodėl? Kažko trūksta. Teisingai. Jaučiamės tušti, nepilni. Nes tu esi pats neužsipildęs, kaip įsivaizduoji, kad kitas žmogus gali tave užpildyti, todėl tu ieškai. O prasideda visa tai, kur? Vaikystėje, kuomet buvo įdėtos tokios programos, kad tu esi nepilnas, kad tu, pavyzdžiui, turi susirasti sielos dalelę, kuri kažkur yra pasaulyje. Dabar pagalvojus, net logiškai atrodo, ką mūsų sielos pusė, kaip čia suprasti, aš tik pusė esu kažko tai, ar kaip. O paskui būna, tai čia yra romantizmas, idėjos, pasakos, labai daug pasakų prikišo mums, kada buvo laikas ir mes jom tikėjom, o po to išeini į gyvenimą, pasirodo, kad yra ne taip. Tai vėlgi yra klausimas, kodėl yra žmonės apgaudinėjami, kodėl taip yra, kodėl kišam apie princus ant balto žirgo, kodėl apie senį šaltį kalbam, kodėl sukuriam laimę, bet tai yra, ta prasme, tai yra laimės iliuzija visiška, nes šito nėra. O po to patys norim to patikėti. Ir paskui realiam gyvenime mes pamatom, kad taip nėra. Čia gal iš tiesų yra dėl to, kad didžioji dalis visuomenės nėra tiek išsilavinusi apskritai, kad tą suvoktų. Žmonės patys gyvena savo kompleksus ir patys to nežinodami skleidžia tas idėjas. Čia tai taip. Čia yra dalis žmonių, kurie jau yra užčiuopę tą pusę. Taip, aš savo dukrai 8-metį jau dabar sakau. Kai jinai sako ten, ar aš kažkokių draugų kažkur neturiu, va čia nėra. Sakau, tu esi pati savo, pati geriausia draugė. Būk pati savo geriausia draugė. Ir tada nesvarbu, ar bus aplinkų žmonių, ar nebus, tu jausies gerai. Tai dar papildant jūs, galima pasakyti, pažiūrėjau, tą, kad tu visada esi su savim, ar ne? Jeigu tu gerai su savim sutari, pirmiausia, ne? Jeigu save priimi, tai tada tu gali būti geriausias draugas savo. Ir pavyzdžiui, kaip sako, kad kur yra vieninteliai mūsų namai? Mūsų namai yra mūsų kūnas. Tai reiškia, aš visur esu namuose. Tai dar galiu šitą irgi pridėti vat jums, kad prisimintumėt, aš esu namuose visada. Va, viskas. Tai yra viskas, ką aš turiu. Taip, nesvarbu, kur būtum, tu esi gyvas, su tavim viskas gerai ir viskas. Ir tada va, esi laisvas, patenkintas. Nu, ne tada esi patenkintas, aišku, reikia ieškoti savyje, kuri vieta, kas netenkina. Bet iš esmės tai yra tikrai mūsų vieninteliai namai. Tai yra mūsų kūnas. Tai apie ieškojimą, ar ne, pabaigėm, kad apie tas antras puselės, kai būna atrodo, kai susitinkam įsimylim, o čia jau jis, va jis čia jau tas, o paskui praeina tie 5 metai ir tu galvoji, kur čia ta, ar čia tikrai čia mano dalelė, ne, čia jau ne mano dalelė, aš jau su juo nesutinku, jau man neišeina ten, jau ne tas. Tada tu sutinki kitą. Nu, tai reiškia iš karto, va, ideologija žlunga, šito nėra. Ir kaip Ošo sako, gal kas nors skaitėt Ošo? Labai gera šitą knygą, pasižiūrėk ir moteris, žinokit, labai gera. Tikrai dėl apie tą vienumą ir vienatą, kuomenai skiriasi ir kaip yra svarbu išmokti vienumoje. Mano vyras pamatė šitą knygą ir sako, tai praėjo taip vienumą. Nu, jis man pastoviai užmeta, kad reiškia, tu nori būti viena. Vienuma. Taip, sakau, žinok, reikia išmokti būti vienam. Ir tada tau bus gerai su kitais taip pat. Kai tu išmoksi būti su savim, tu draugausi su savim. Jo, užsirašykit, tikrai labai gera. Ir į ją, taip, kaip pasakyt, man toks jausmas įtalpintos vos ne visos Ošo knygos. Kur yra tokios plonutės kitos, bet kiekvieną galima skaityti. Aš esu jas visas nusipirkus, aš jas skaitau. Bet dar ypatingai, va šita intimumas. Taip, intimumas labai gera. Taip. Labai daug. Aš nuo to pradėjau. Ir man buvo, kai aš skaičiau šitas knygas, aš taip... Tai aš tą paveiksliuką pasirinkau va tokį, kad moteris gaudo, atrodo, bet jinai nežiūri save. Jinai gaudo kažką, kas jai suteiks laimę, bet paskui mes atsisukam ir pasižiūrim, kad nei vyras, nei vaikai, čia yra tik labai laikina, ką gali suteikti laimę, nes po to vis tiek pamatai, kad tai yra ne tai. Ir aš dabar galvoju, turbūt dėl to daugelis moterų negali paleisti savo vaikų, kaip pasakytos bambos ar ne, todėl kad
jiems atrodo, kad viskas jau. Jau vaikai išeis ir nebijo atsisukti į save pačią. Vaikai išeis, nebebus kuo rūpintis, nebeturėsiu kam duoti, o į save nenori atsisukti. Į save gyventi savo gyvenimą, yra gyvenama toliau vaikų gyvenimais ir jas baugiami toliau. Perkeltinė prasme. Ko gero, kiekvienam vaikui gimus, kiekviena moteris turi suprasti, kad tas vaikas užaugs ir jis išeis. Labai yra gera suprasti, kad vaikas yra ne tavo. Kad ne tavo, jis yra pats savo. Taip, aš kai kažkada pasakiau klasiokų susitikime, kažkaip išėjo kalba apie vaikus, vaikai ne tavo, kažkam tai. Kaip tai ne mano? Kaip tai ne mano? Užtat labai sunku tas mano tavo. Taip, kad aš tavo pasakė, vaikas tai yra iki 11-12 metų, o paskui tai yra atskiras individas, kuris gyvena savo gyvenimo, o tu jam trumpai realiai ten su savo. Vaikas visą laiką yra atskiras jis individas, visada yra jisai nuo atskiras. pat gimimo Taip, yra taip. asmenybė. Tik tai mes iš tikrųjų neteisingai mąstom, kad jį reikia auklėti kaip vaiką, už tai paskui mes neteisingai ir išauklėm. Tai jau yra kažkokia atėjusi siela. Ir tu esi tik tai kaip pagalba tam vaikui, jo tobulėjimui, jo auginimui. O mes prisirišam už tai, kad mes esame per daug savanaudžiai ir mes čia mano. Mums atrodo, kad mes darom gerai. Mums atrodo iš savo patirties, kad aš žinau, kas jam yra gerai. Bet iš tikrųjų aš nežinau, kas jam yra gerai. Ir aš negaliu šito žinoti. Todėl nuo pat pradžių man patinka sakyti, kad tėvai, jie turi tiesiog pasirūpinti fiziniais vaiko poreikiais. O daugiau jisai renkasi patirtį pats ir leisti, kuo daugiau jam rinktis patirties pačiam. Ir tai bus jo gyvenimas ir jis bus dėkingas už tai, jeigu mes leisim jam va taip būtent augti. O ne taip, kaip pasakiau aš. Jau aš kaip pasakau, tai reiškia, taip ir turi būti ir pagal savo vaikus gali matyti, kad jie dažniausiai priešinasi. Tas, kuris stipresnis, jisai priešinasi, tas, kuris yra kažkiek tai minkštesnis, jisai susitaiko su tėvais, to, ko paauglystė ateina, tarkim, tada maištauja, bet galbūt ir paauglystė gali, tada, vėliau vis tiek, anksčiau ar vėliau maištaus, bet jeigu mama, pavyzdžiui, vis dėlto stipri, tai jinai palauž tą vaiką. Ir tas vaikas tada liks su jie gyventi iki pat 50-60 metų. Jinai sakys, kodėl tu neini, o jisai sakys, tu kalta, kad aš neišėjau. Tu mano visas mergas atmušiai, tu neleidai man. O jinai irgi negali išvaryti, todėl kad vaikas 50 nors jam, bet jis vaikas. Bet va tai atrodo svarbiausia. Bet iš kitos pusės mums, žinot, kodėl svarbiausia yra, ar valgyti? Todėl, kad mums rūpi išlikimas jų. Čia yra turbūt jau genetiškai užkoduota. Ir žinot, kaip, pavyzdžiui, močiutės, ne, jos verda ir verda tie manūką. Man labai patinka, kaip sako, kuo arčiau močiutė, tuos storesni anūkai. Tikrai taip yra, nes yra kišama. Tas vaikas sako, aš nenoriu, ne, tu turi suvalgyti. Ir viskas. O ypatingai, pavyzdžiui, pasako, tu turi suvalgyti būtinai viską. Nežinau, ar šiais laikais jau taip daro. Ar jau nebedaro gal, nes tai yra labai bloga programa, kuri paskui gali mitybos sutrikimai vaikui atsisukti. Kada jisai, jau būdamas suaugęs, negalės palikti valgio lėkštėje. Jis būtinai turės suvalgyti. Ir aišku, norėdami gero ir kažkada buvo laikai tokie, kad trūko to maisto. Tai turbūt dėl to tai ir buvo atėjo tas, kad reikia suvalgyti ir kad išmesti negalima. Bet dabar laikai jau yra pasikeitę. Ir mes galim tą padaryti. Ir jeigu vaikam to neįdėksim, tai sakau, jie tik tai bus dėkingi. Tai štai, toliau apie moteris ir vyro santykiai. Ką mes jau, klausiau, kam mes ieškom, kodėl ieškom, kad esam tušti, ne? Bet vis tiek ieškom dėl kažkokių tai priežasčių. Kokias priežastis? Yra kažkokios, kyla mintis? Kam reikalingas tas antras žmogus? Tu prasme, tokios konkrečios jau. Tiesa, ką aš kalbėsiu, galbūt, žinot, kaip viską, ką jūs išgirstat, eina per save, leidžia per save ir galbūt kažkur tai bus pasipriešinimas, kad ne, pas mane taip nėra. Aš kalbu apie daugumą, nekalbu, nes visada yra išimčių
ir ką kalbėsim apie santykius lygiai taip pat. Tai jeigu pas jūs taip nėra, tai reiškia nėra. Čia, žinokit, turiu aš tokį pastebėjimą iš tiesų, bet net visos, ko gero, pastebėkit, kur kyla didžiausia prieštaravimai. Ten yra didžiausia aktualija dažniausiai. Iš tiesų, atkreipkite dėmesį, kada kyla pasipiktinimas, pavyzdžiui, čia netiesa. Ten didžiausia užslėpta jūsų vidinė chaosas. O, galima netgi va taip pasižaisti, kad galite užsirašyti tą, apie save labai daug galite sužinoti. Jo, kame kilo ir paskui, jeigu norėsit, galima pašnekėti apie tai, kas iš tikrųjų kur kilo, kad galbūt tai pasikeis pašnekėjus. Nes jeigu tai nebūtų reikšminga, nesvarbu, tai tada jūs nereaguotumėte. O jeigu sureagavot, vadinasi, ten reikėtų pasigilinti ir paieškoti, kas ten yra. Tai galite pasirašyti, po to bus laiko, man tai labai patinka tokie klausimai, kai kyla, jie pašnekėti, padiskutuoti. Tai reiškia, tas žmogus, jisai, kur yra arčiausiai jūsų, jis labiausiai parodo, jis iš jūsų iššaukia tas negatyvės energijas, tą negatyvą, ką jūs turite viduje. Ir todėl yra labai gerai mokytis, tai yra labai gerai pažinimui savęs. Ir mes iš esmės turėtume būti dėkingi tam žmogui, o ne pykti ant jo, kad tu mane supykdai. Tokiu momentu, kai būna, tu mane sunervinai, tai čia gaunasi, ką mes darom. Mes atiduodam atsakomybę jam už savo kilusius jausmus, nes iš tikrųjų susinervinom mes pačios. Tik tai mes esam pratę matyti, kad taip yra, kad taip vyksta. Taip vyko močiučių šeimuose, taip vyko mūsų šeimuose, tarkim, pas ką būdavo konfliktai. Nes aš manau, kad yra mažai šeimų, kurios darniai gyvena ir kuriuose patenkinti yra žmonės kartu. Mažai. Nes mažai yra tokių, kurie yra atradę kažką. Užtat, kai dauguma yra neatradę, tai jie ir kapanojasi tave. Tai vat sakau, kadangi mes taip matėm ir visas tas programas daugiau ar mažiau persėmėm į savo suaugusį gyvenimą. Ir po to tas pačias programas, gero linkėdami, diegiam savo vaikam. Ir tie vaikai tikėtina, kad jie gyvens taip pat kaip jūs. Šeimos modelis bus panašus, tikėtina, bet nebūtinai, aišku. Jie gali prabusti ir pamatyti, kad galima gyventi kitaip. Bet jeigu neprabus, tai tuomet tada gyvens taip pat, bus toks pat šeimos modelis. Turbūt ne kartą esat girdėję, kaip sako, kad pavyzdžiui, tėvai išsiskyrė, kažkiek tai metų buvo vaikui ir tuomet tas vaikas, pats turėdamas jau vaiką, irgi skiriasi, kai tam jo jau vaikui yra tiek metų. Esat girdėję tokį? Kad tipo, tai vat kartojasi. Ir aš dabar galvoju, ar tai yra ne programa tiesiog. Nes išsiskyrė, 3 metai buvo išsiskyrė, ar ten 6 metai buvo išsiskyrė. Va dabar žiūrėkit, žinai, protas suveda. Va dabar žiūrėkit, va 6 metai ir jis irgi pats skiriasi. Tikėtina, kad tas vaikas irgi, kai tada turės jau vaiką, skirsis, kai tam bus 6. Taigi, va klausimas, ar gali kitas žmogus padaryti mus laimingomis? Ne. Man tai labai iš karto iškilo klausimas, toks į šitą, kaip, ar galiu aš padaryti kitą laimingą? Ne. Tai ką noriu pasakyti, jeigu aš to žmogaus, tas žmogus tai yra asmenybė, aš jo nepažįstu, nežinau, ką jis ten mąsto, ką galvoja, nes mes nei vienas negalime kitą įlysti ir nesame iškeregiai, ne? Tai kaip aš, nežinodama, nepažindama kito žmogaus, galiu jį padaryti laimingu, nes aš nesuvokiu, ko jam reikia. Tai kaip tada kitas gali mane padaryti, nes čia situacija iš kitos pusės. Bet vat atrodo, kad tai bus. Bet mes iš kito reikalaujam, iš savęs ne. Čia labai irgi didelis toks kaip ir memas programa įdiegta, kad turi padaryti kitą laimingą ten. Tai yra neįmanoma.